Džiugu, kad su mumis šiandien yra Michael Hengartner, kuris kalbės apie antidepresantų nutraukimo sindromą. Mums labai pasisekė, nes jis serga virusu, bet vis tiek pasisakys, nors ir nelabai gerai jaučiasi. Labai dėkojame jam už tai, džiaugiamės, kad išgirsime jo pasisakymą. Turiu pripažinti, kad mes labai daug, tikriausiai pirmą kartą per tiek metų rengiamą konferenciją, tiek diskutavome apie terminus. Mes ieškojome vertimo terminams, kalbėjome ir su klinikiniais toksikologais ir su specialistais dirbančiais su priklausomybė, dėkojame už patarimus. Bėda ta, kad ir dependence ir addiction lietuviškai verčiama kaip priklausomybė. Nors to žodžio reikšmė labiau artima žodžiui dependency, nors mes lietuviškai ir vieną, ir kitą anglišką terminą verčiam priklausomybę. Todėl dependence čia mes versime fizinę priklausomybę, kaip kūnas adaptuojasi prie vaistų ar kito gydymo, o ne addiction angliškai, kas būtų kontrolės praradimas ir panašiai. Taigi, šie du žodžiai kartais susipainioja, nes net ir anglų kalboje, kur yra du žodžiai, o kai yra tik vienas žodis, dar labiau susipainioja. Tokių pačių sunkumų turėjome ir versdami žodžius withdrawal ir discontinuation. Čia withdrawal bus verčiamas kaip abstinencija, bet mes tą turime omenyje ne kaip tas geidimas to vaisto, bet turime omenyje fizinius simptomus, kai vaistas nustojamas vartoti. Taigi, toksai įvadas į šią temą ir į vertimus šią temą. O dabar pristatysiu kalbėtoją, kuris kalbės apie antidepresantus, abstinenciją. Taigi, Michael Hengartner, jis yra klinikinis psichologas ir dėsto Ciuricho taikomo mokslo universitete Šveicarijoje. 2018 metais Ciuricho universitete jisai gavo medicinos diplomą ir turi socialinės psichologijos, psichoterapijos, kitose srityse įvairiausių pasiekimų. Jis taip pat parašė knygą apie antidepresantų skyrimą ir interesų konfliktą. Žinome, kad tai yra kontroversiška tema, bet tai yra nauja ir labai svarbi sritis, nes labai daug kas taip lyg tai prasprūsta tarp pirštų. Todėl labai džiaugiamės, kad dalyvaujate ir laukiame jūsų pasisakymo. Michaelai. Dėkoju, ačiū ir už tokį malonų pristatymą, tokį gražų pristatymą. Tikriausiai girdisi, labai atsiprašau, kad aš sergu, bet aš sergu, pasistengsiu kiek įmanoma sklandžiau pasisakyti. Tikriausiai dabar jau matote mano skaidrę. Tikriausiai žinote, kiek žinau, tai pirmas kartas, kai Lietuvoje kalbama apie šią temą. Tiesa, kad daugumoje šalių tik tai neseniai kilo susidomėjimas šią temą. Ir kuo toliau, to daugiau mokslinių tyrimų atsiranda ir pereinama prie praktikos. Ar tai yra naujas dalykas, neseniai atrastas dalykas, iš tiesų nėra jau toks naujas dalykas, kurį būtume čia visai neseniai atradę.
Tai kodėl tik dabar pradėjome apie tai kalbėti? Yra kelios priežastys, tai neigimas šitos temos, atmetimas šitos temos ir nežinojimas. Pateiksiu keletą priežasčių, kodėl aš priejau tokios išvados. Štai vienas tyrimas, Kessingo tyrimas, paskelbtas 2005 metais prestižiškame psichiatrinėme žurnale. Jis atliko tyrimą stacionariai gydomų ligonių vartojančių antidepresantus. Jiems pateikė teiginių apie antidepresantus ir pacientai turėjo atsakyti, aš visiškai pritariu, aš nepritariu. Klausimai buvo labai įvairūs. Įdomu buvo vienas klausimas, ar jiems sunku nutraukti antidepresantų vartojimą po ilgo vartojimo gydymo. 57 procentai sakė, kad taip. Ir panašiai 56 procentai atsakė, kad kūnas gali tapti priklausomas nuo antidepresantų. Taigi, matydamas tokius rezultatus, gali padaryti išvados. Na, mes nežinojom, bet žmonės tikriausiai kažkaip išvysto kažkokią fizinę priklausomybę antidepresantams ir žmonėms yra sunku liautis vartoti šios vaistus, bet ne tokia buvo pagrindinė išvada, ogi tokia, kad didelė dalis pacientų turi klaidingų įsitikinimų, kad apie antidepresantų poveikį, nors visi tyrimo dalyviai buvo gydomi ligoniniai, vis tiek jų tarpe vyravo didelis nežinojimas ir neigiamos nuostatos, o tai rodo, kad reikia stiprinti psichoedukacinius veiksmus. Taigi, ši patyrusių akademinių psichiatrų grupė padarė tokią išvadą, matydami rezultatus. Kitas pavyzdys. Peter Gucci paskelbė straipsnį. Jis rašė apie antidepresantų poveikį ir jis pabrėžė, kad dauguma žmonių patiria stiprią abstinenciją ir negali atsisakyti antidepresantų. Ir žinomi akademikai, psichiatrai iš Jungtinės karalystės pateikė atsaką ir štai ką jie sako apie sunkumus atsisakyti ar nustoti vartoti antidepresantus. Jie rašė, iš mūsų patirties didžioji dauguma pacientų, kurie nusprendžia toliau juos vartoti, tai yra antidepresantus, tai daro norėdami pagerinti savo nuotaiką ir būseną, o ne todėl, kad liovėsi vartoti antidepresantus, nesugeba susidoroti su abstinencijos simptomais. Dauguma ekstremalių, labai stipraus poveikio pavyzdžių, kuriuos pateikia oponentai, yra labai reti, o kartais ir ganėtinai keisti, kad atitiktų nepaaiškinamų medicininių simptomų apibrėžimą. Galėčiau tokių pavyzdžių pateikti ir daugiau. Taigi matome, kad akademinėje aplinkoje ši abstinencijos ir fizinės priklausomybės tema buvo svarstoma, pateikiama, kritikuojama, atmetama. Tai taip pat galima pasakyti, kad pacientai ar antidepresantų vartotojai irgi, taip pat irgi patiria tą atmetimą. Dažnai tie, kurie kreipiasi dėl abstinencijos simptomų, greičiausiai, tiesiog jam sakoma, kad tai, nėra nerimtai žinoma. Pavyzdžiui, 20 metais buvo atliktas tyrimas
dalyvavo jame pacientai, kurie bandė nutraukti antidepresantų vartojimą ir patyrė simptomų. 12% sako, kad daktarai neigia, kad tie simptomai susiję su abstinencija. 15% sakė, kad daktarai bandė padėti, bet darė netiksliai. 42% daktarai nei bandė padėti, nei buvo naudinga. Ir tik tai 1% žmonių, kurie kreipėsi dėl abstinencijos simptomų, sako, kad daktarai, specialistai bandė padėti ir ta pagalba buvo naudinga. Buvo ir kitas tyrimas atliktas klausta apie tai, ar jūs buvote informuoti, kad apie sunkumus norint nutraukti antidepresantų vartojimą, įskaitant informavimą apie nutraukimo sindromą ar abstinenciją susijusios reakcijas. Tai tik tai 1% respondentų prisiminė, kad jie buvo vienaip ar kitaip informuoti apie potencialias problemas, bandant nutraukti antidepresantų vartojimą. Mano balsas senka ir senka, sėda ir sėda, sako kalbėtojas. Prieš keletą metų, kaip sakiau, pradėjo didėti susidomėjimas šią temą, bet nebuvo jinai sutikta su dideliu susidomėjimu ar su plojimais, greičiau su kritika. Čia matote keletą straipsnių paskelbtų. Tai buvo atsakas arba į mokslinius straipsnius, arba į pranešimus žiniasklaidoje apie antidepresantus ir atitinkamus abstinencijos simptomus. Taigi matote, kokį atsaką sukėlė, pavyzdžiui, karas antidepresantams, toksai buvo straipsnis. Antidepresantų puolimas, įsisenėjusios stigmos ženklas, arba pavyzdžiui, Perlis, Amerikos psichiatrijos žurnalo buvęs vyriausias redaktorius, parašė komentarą pavadinimu Nerimas dėl antidepresantų, ir tame straipsnyje jis teigė, kad tie, kurie rašo apie abstinencijos sindromą po antidepresantų, patys juos kankina nerimas. Yra dar vienas dokumentas, kuris prisideda prie to atmetimo ar nežinojimo. Tiksliau, yra dar viena priežastis, kodėl reakcijos yra tokios. Ir kaip girdėjote, pristatyme ne į visas kalbas lengva išversti, kad būtų aiškus skirtumas tarp žodžio withdrawal ir discontinuation, abstinencija ir nutraukimo sindromas. Abstinencija nėra naujas dalykas, dešimtmečius jau žinomas reiškinys. Dabar jis yra naujai kaip ir atrastas ir pagaliau bent jau kai kuriuose ratuose į jį žiūrima rimtai ir jam skiriamas pakankamas dėmesys tyrimuose ir praktikoje. Bet šis terminas žinomas labai seniai. Apie abstinenciją nuo antidepresantų buvo rašoma mokslinėje literatūroje beveik iškart po pirmųjų antidepresantų atsiradimo. Jau tada buvo rašoma apie problemas, kurių gali kilti, kai pacientas bando baigti ar nutraukti antidepresantų vartojimą. Čia matote keletą iš tų straipsnių, 61-ųjų, 66-ųjų. 61-ieji tai buvo metai ar dveji po to, kai antidepresantai buvo pradėti vartoti, skirti. Yra ir daugiau tokių straipsnių. 80-aisiais metais dėl Savor, 97-aisiais į šią temą gilinosi išsamiau ir jie gilinosi į tai, kodėl vieniems pasireiškia labiau abstinencijos sindromai, kitiems mažiau. Svarbiausia, kad
Šie visi darbai buvo paskelbti prieš pradedant skirti SSRI vaistus, selektyviosios serotonino rezorbcijos inhibitorius. Ir visuose šiuose moksliniuose darbuose buvo vartojama sąvoka abstinencijos simptomai arba abstinencijos sindromas. Discontinuation terminas, nutraukimo sindromas, išvis nebuvo žinomas. Iki 90-mečio tai buvo vadinama, tai yra iki 10-mečio tai buvo vadinama withdrawal, tai yra abstinencija. Kodėl tai pasikeitė? Kodėl tai atsitiko? Kaip visi žinote, paskutinį 10-metį SSRI tapo populiariausiais vaistais ir vienais iš geriausiai parduodamų vaistų visoje medicinos srityje. Yra keletos priežasčių. Pirmiausia, tai marketingas, rinkodara. Be to, 80 metais pradėjus taikyti psichikos sutrikimo kvalifikacijos 3 leidimą, būklės, kurios anksčiau buvo vadinamos nerimo neuroze ar neurotinė reakcija, pradėta vadinti depresiniais sutrikimais, iš esmės depresija. Todėl, kad tai pasikeitė diagnozavimas ir diagnostikos terminai. Tai, kas anksčiau buvo gydoma skiriant benzodiazepinus, dabar tos naujosios, tie naujai depresiniai sutrikimai pradėti gydyti antidepresantais. Būtent tada iš esmės SSRI preparatai pakeitė benzodiazepinus. Ir 10-mečio pradžioje, kai depresijos rinka buvo prisotinta, farmacijos kompanijos toliau siekė, kad atsirado kitų preparatų, visi tie SSRI turėjo pasiimti savo rinkos dalį ir todėl farmacijos kompanijos toliau siekia, kad antidepresantai būtų patvirtinti ir nerimo sutrikimams gydyti, nes tai padidino antidepresantų rinkos dalį. Kai SSRI, nauji preparatai, pakeitė ankstesnius geriausiai parduodamus vaistus, kilo problema. Benzodiazepinai buvo manoma, kad jie sukuria priklausomybę ir buvo kaip ir pripažinta, kad abstinencija sukelia, kai bandoma juos po ilgo laiko nutraukti. Ir farmacijos pramonė bijojo, kad abstinencija, priklausomybė, šitie terminai bus susieti ir su naujaisiais antidepresantais, nes iš esmės SSRI pakeitė benzodiazepinus. Tai grinai rinkodaros tikslais farmacijos pramonė praeito amžiaus pabaigoje pristatė naują terminą. Ir jį puikiai išplatino visi tuometiniai nuomonės formuotojai, pagrindiniai garsiausi akademikai, kurie turėjo finansinių ryšių taip pat ir su farmacijos pramonė, kaip konsultantai, patarėjai ir panašiai. Ir šis naujas terminas buvo puikiai išplatintas, įtvirtintas. 96 metais ankstesni terminai buvo visiškai dingę. Tai, kas buvo anksčiau vadinama abstinencija, simptomai, sindromas, visa kita, kai vaisto dozė yra sumažinama arba vaisto vartojimas nutraukiamas. Tas terminas, kuris buvo vartojamas benzodiazepinams, buvo nuspręsta SSRI preparatams nevartoti šito termino, o vartoti discontinuation syndrome, tai būtų nutraukimo sindromas. Ir praktiškai visoje mokslinėje literatūroje jis pakeitė nusistovėjusi terminą abstinencijos sindromas. 96 metais buvo paskelbta keletas straipsnių apie tai ir ta withdrawal arba abstinencija nebebuvo visiškai vartojama, buvo vartojama nutraukimo sindromas, angliškai discontinuation.
Dabar vėl kilo toks judėjimas grįžti atgal, nes buvo atrasta ir pripažinta, kad tai yra, pramanas. Abstinencija ir anksčiau pasireiškė ir dabar pasireiškia daugumai receptinių vaistų. Ir dabar dauguma ekspertų sutarė, kad withdrawal arba abstinencija yra pats tinkamiausias terminas. Kita problema tai yra skirtumas tarp fizinės priklausomybės ir psichologinės priklausomybės. Šitie terminai bendrinėje kalboje dažnai vartojami pakaitomis, tačiau farmakologijoje ir priklausomybių medicinoje jie turi labai konkrečią ir skirtingą reikšmę. Tai labai svarbu suprasti, kuo skiriasi ir kas vyksta, kai žmogus nustoja vartoti antidepresantus. Atsiranda fizinė priklausomybė, fiziologinis procesas. Jie atsiranda, kai organizmas ir smegenys prisitaiko prie vaisto poveikio. Ir laikui bėgant neutralizuoja to vaisto poveikį, kad kūnas išlaikytų homeostazę. Tai vienas iš pavyzdžių būtų serotonino receptorių reguliacija. Taip, kūnas atsako, tai yra kūno atsakas į preparatą, kuris padidina serotonino lygį. Vienintelis fizinės priklausomybės būsenos įrodymas yra abstinencijos simptomai, pasireiškiantys sumažinus arba nutraukus vaisto vartojimą. Taigi, fizinė priklausomybė yra fiziologinė reakcija į ilgalaikį vaistų vartojimą. Kita vertus, kas yra psichologinė priklausomybė arba addiction angliškai? Ne, vėliau apie tai pakalbėsiu, sako kalbėtojas. Čia dar vienas teiginys. Amerikos skausmo medicinos akademijos, Amerikos skausmo draugijos ir Amerikos priklausomybių medicinos draugijos bendrų sutarimų jie taip apibrėžia fizinę priklausomybę. Taigi fizinė priklausomybė tai prisitaikymo būsena pasireiškianti vaistų klasiai būdingų abstinencijos sindromu, kuris gali atsirasti staiga nutraukus vartojimą, greitai sumažinus dozę, sumažėjus vaisto kiekiui kraujyje ir arba vartojant antagonistą. Taigi, dabar perinom prie addiction, psichologinės priklausomybės. Kasgi tai? Psichologinė priklausomybė reiškia, kad žmogus trokšta vaistų ir negali kontroliuoti jų vartojimo. Tai žmonės, kurie nori to vaisto, nepaisant negatyvių pasekmių. Psichologinė priklausomybė pirmiausia yra psichologinė reakcija. Būtent todėl mes galime tapti priklausomi nuo įvairiausių dalykų, ne tik tai nuo farmakologinių dalykų. Gali išsivystyti priklausomybė apsipirkimui, lošimui, seksui, kompiuteriniams žaidimams, daugybei dalykų. Taigi aišku, kad psichologiniai priklausomybei išsivystyti nebūtina vartoti kokį nors preparatą. Tai labai svarbu, kad žmonės, kurie turi fizinę priklausomybę, kūnas prisitaikė prie vaisto, pavyzdžiui, nebūtinai jie turi ir psichologinę priklausomybę. Gali būti fiziškai priklausomas nuo įvairiausių medžiagų, bet neturėti psichologinės priklausomybės, netrokšti jų, nevartoti nekontroliuojamai tų preparatų. Tai yra labai svarbu, todėl kad antidepresantai sukelia fizinę priklausomybę, nes kūnas prisitaiko prie tos medžiagos, tai yra fiziologinė adaptacija. Taigi fizinę priklausomybę sukelia, tačiau tai nėra psichologinė priklausomybė. Nes tai jau būtų nekontroliuojamas, trokštamas antidepresantų vartojimas. Tai kodėl yra tokia maišalynė tarp fizinės priklausomybės, psichologinės priklausomybės farmakologijoje? Jeigu farmakologijoje ir medicinoje terminai yra aiškiai atskirti, pagrindinis kaltininkas yra 87 metais psichikos sutrikimų kvalifikacijos 3 peržiūrėtas leidimas.
Kas tada atsitiko? Šioje peržiūroje fizinė ir psichologinė priklausomybė buvo suplaktos į vieną. Kodėl? Diagnostinis komitetas teigia, kad žodis priklausomybė, addiction, yra toks paniekinantis, pažeminantis. Ir iki šiol addiction visada buvo addiction, ar ne? Bet buvo nuspręsta, kad tas žodis yra pažeminantis, o žodis dependence, kuris lietuviškai būtų fizinė priklausomybė, būtų toksai neutralesnis. Tai dabar gal mes psichologinę priklausomybę vadinkime fizinę priklausomybę, nes jisai mažiau toksai neutralesnis, galima sakyti. Ir žodis dependence, tai yra fizinė priklausomybė, galų gale pradėtas vartoti ir psichologinės priklausomybės atveju. Ir O'Brien, labai įtakingas tyrėjas, savo straipsnėje rašo, yra normali fiziologinė reakcija, vadinama fizinė priklausomybė, ir atskirai yra psichologinė priklausomybė, tai yra elgesys primygtinai ieškant vaisto, tačiau šioje kvalifikacijoje 87 metų tai vadinama fizinė priklausomybė. Taigi yra absurdas. Psichologinė priklausomybė buvo pervadinta fizinė priklausomybė. Taigi nekaltinkite daktarų, psichiatrų, jeigu jie neatsirenka, nes šitą mišrainę, sukūrė psichikos sutrikimų kvalifikacijos 3 peržiūrėtas leidimas. Dar šiek tiek apie abstinencijos fenomenologijos. Yra visokiausių tyrimų atlikta ir galima sakyti, kad antidepresantų vartojimo abstinencijos sindromas pasireiškia 30–60% vartotojų ir apima įvairius psichinius ir fizinius simptomus. Dažniausiai pasitaikantis yra tokie, kaip matote, čia ir fizinių, ir psichinių simptomų yra. Tai galvos svaigimas, galbūt dažniausias, elektrošoko pojūtis, nemiga, dirglumas, susijaudinimas, nerimas, nervingumas, prasta nuotaika, verksmo priepuoliai. Taigi matote, kad atskirti abstinenciją nuo depresijos atkryčio labai sudėtinga, jeigu žiūrime į apibrėžimą, nes išskyrus elektrošoko pojūtį ir galvos svaigimą galėtų būti ir depresijos simptomai. Kaip mes galėtumėm atskirti abstinenciją nuo depresijos atkrytį, tai būtent laikas, kada pradėjo reikšti šie simptomai. Ir jeigu tai susijęs su dozės mažinimu, tai greičiausiai bus abstinencija. Taip pat kokybė, kaip žmogus jaučiasi. Dažniausiai sako, aš jaučiuosi kitaip negu mano depresijos simptomų atveju. Arba tai yra simptomai, kurių anksčiau aš nepatyriau, jie daug ekstremalesni, tiesiog kokybiškai kitokie. Ir žinoma, labai svarbus komponentas yra reakcija į vaistus. Nes dažniausiai simptomai pasireiškia staigiai. Ir tada dingsta, jeigu grįžtama prie vaisto vartojimo. Tiesiog atsiranda ir dingsta pradėjus toliau vartoti vaistą. Tada matome, kad tai yra abstinencija, o ne depresijos atkrytis. Tai yra ir platesnė problema, nes antidepresantų atkryčio prevencijos tyrimams būdinga didelė painiava dėl abstinencijos sindromo, nes gydymas vaistais nutraukiamas staiga arba greitai. Ir vieniems gydymas tęsiamas, kitiems yra placebas, bet to depresijos atkrytis vertinamas depresijos simptomų vertinimo skalėmis.
Patys žinote, kokius simptomus, kokie simptomai yra tenais įtraukti, tai bloga nuotaika, nervingumas, nerimas, susijaudinimas, nemiga. Tai iš kur mums žinoti, ar kalbame apie depresijos atkrytį, ar apie abstinenciją? Labai, panašus tie simptomai. Kągi daryti? Panagrinėti, kas atsitiks, jeigu pacientai, kuriems yra depresijos remisija daug mėnesių, jeigu jiems nežinant keliems dienoms, antidepresantą pakeičiate placebo, jie net nežino, kad jie nebevartoja antidepresanto, geria placebo, kuris atrodo lygiai toks pat, tada galima pasigilinti, kas atsitinka. Kai tik tai aktyvus vaistas pakeičiamas placebo, matome, kad depresijos simptomai labai stipriai padidėja. Pavyzdžiui, pagal Hamiltono depresijos vertinimo skalę 27% žmonių. Mes žinome, kad tai nėra depresijos atkrytis, remisija. Jeigu po 5-8 dienų staiga nutraukus placebo vartojimą, vėl pradedama vartoti vaistą, tie simptomai dingsta. Todėl, kad tai buvo ne depresija, o tai buvo abstinencinė reakcija. Taigi, čia trumpai tiesiog noriu pasakyti, kad antidepresantų atkryčio prevencijos tyrimuose matome, kad svarbiausios yra 6 savaitės po vaistų vartojimo nutraukimo. Tai maždaug yra 50%. Antidepresantų atkryčio sumažinimo efektas sumažėja 50%. Praėjus 18 savaičių nuo gydymo nutraukimo, pasižiūrime placebo efektą. Placebas apsaugo nuo atkryčių taip pat gerai, kaip ir tęstinis gydymas vaistais. Taigi, po gana trumpo laiko nustojus vartoti, iš pradžių yra skirtumas, o paskui jokio skirtumo nebėra. Ir tai rodo, kad tęstinis gydymas vaistais dažnai apsaugo nuo abstinencijos būdingų reakcijų, o ne nuo tikrų depresijos atkryčių. Čia matote grafiškai pavaizduota, kai nustoja vartoti vaistą, kada matote, kas atsitinka, tai ką mes laikome depresijos atkryčių, nors iš tiesų yra abstinencijos sindromai. Nes jeigu būtų depresijos atkrytis ar remisija, tai kiltų tas linija ir toliau į viršų, o čia tiesiog tos 6 savaitės ir po 6 savaičių baigėsi abstinencijos simptomai ir nebėra jokio skirtumo. Dar šiek tiek apie abstinencijos neurobiologiją. Dėl atliktų tyrimų žinome, kad vartojant antidepresantus per kelias savaitės atsiranda neurofiziologinių pokyčių. Manoma, kad tie pokyčiai gali būti svarbus abstinencijos sindromui. Yra atlikta tyrimų, neurovaizdavimo tyrimų, kurie parodė, kad vartojant SSRI organizmas susireguliuoja taip, kad serotonino receptorių kiekis smegenyse sumažėtų. Kai išgeri vaistą per kelias savaitės, smegenys prie to prisitaikys. Jeigu serotonino lygis padidės, tai smegenys nuspręs mažinti serotonino receptorių kiekį ir tą atpažinimo veiklą. Taigi, ką mes čia matome? Matome tą mėlyną liniją, tai yra vaistų lygis ir serotonino lygis. Matote, kas atsitinka, kai pradedame gerti antidepresantus, serotonino lygis labai stipriai padidėja per kelias valandas.
Žinome, kad kūnas atsakys į vaistą ir kūnas pradeda adaptuotis, prisitaikyti. Ir ta adaptacija, jinai yra atsakas į į vaistą, atitinkamai sumažinant serotonino gamybą ir recepciją. Jeigu nuolatos geriame vaistus, tai viskas ir atrodo, bet jeigu staiga nutraukiame vartojimą, serotonino lygis kūne nukrenta žemiau to lygio, prie kurio kūnas priprato ir atsiranda disbalansas, nes kūnas jau buvo prisitaikęs. Taigi taip ir atsitinka, nutraukiame vartojimą, serotonino lygis krenta per kelias dienas, serotonino kiekis yra nulinis ir fiziologinė adaptacija nevyksta taip greitai, jeigu buvo sumažinta ta recepcija ir dabar sumažėjo vaisto kiekis ir smegenims reikia vėl prisitaikyti priešingą kryptimi. Tačiau tai vyksta ne taip greitai, kaip sumažėja vaistų vartojimas, arba serotonino kiekis dėl vaisto vartojimo. Ir būtent tada žmonės patiria abstinencijos sindromo simptomus. Gali būti įvairių skirtingų faktorių, bet vienas iš svarbiausių tai yra serotonino pernešėjai. Jeigu pažiūrėtume tai, ką SSRI preparatai daro smegenyse, jie blokuoja serotonino pernešėją. Kiek tai efektyvu? Išgėrus minimalią dozę, čia kaip matote, citalopram, 20% serotonino pernešėjų yra užimti. Ir jeigu padidinama dozė, tai taip stipriai nedidėja tas serotoninų pernešėjų blokavimas. Taigi, didinant dozę nėra tokio progresyvaus efekto. Serotonino pernešėjai blokuojami beveik identiškai. Didėja tik tai šalutinis poveikis. Fluoksetinas lygiai tas pats. Minimali dozė 20 mg, jeigu didiname dozę, matome, kad 20 mg yra 80% serotonino pernešėjų blokavimas. Padidinus dozę, didinant dozę, šiek tiek daugiau negu 80%, bet neypatingai daugiau. Būtent keičiasi tada, kai dozė yra nedidelė. Būtent tada serotonino pernešėjo blokavimas tampa. Taigi, biologinis efektas įvyksta jau išgėrus labai nedidelę dozę. Čia yra tas skirtumas, tas lūžis. Išgėrus 2 mg, 10 mg, čia yra labai didelis skirtumas. Kalbant apie serotonino pernešėjus. O ar išgeria 20 ar 60 mg, skirtumo beveik nėra. Tai yra labai labai svarbu, norint suprasti, kodėl abstinencijos sindromai pasireiškia ir prie mažų dozių. Dauguma psichiatrų sako, negali čia būti abstinencijos. Labai labai maža dozė, jinai beveik nebeturi jokio efekto. Bet kai kalbame apie tai, ką farmakologiškai tas vaistas daro smegenyse, įtaka yra tikrai didelė. Taigi, todėl abstinencijos simptomų rizika neproporcingai padidėja vartojant labai mažas dozes. Gerokai mažesnės už mažiausią leistiną dozę. Tai yra praktinė problema. Tos dozės nėra jau tokios mažos, būtent todėl pacientai tas
tabletes tirpdo, perlaužia, kad ta dozė būtų kuo mažesnė. Taigi, ta hiperbolinė funkcija, jinai reiškia, kad reikia ir vaistą nutraukinėti taip labai po truputėlį. Vaisto vartojimo nutraukimas gali būti labai mažomis dozėmis. Nes žmonės, yra žmonių, kurie netoleruoja net minimalaus mažinimo, tada rekomenduojama 10% mažinti kas 2-3 savaitės. Tai reiškia, kad jeigu žmogus geria 10 mg, tai 10% mažinimas kas 2-3 savaitės, tai 9, 8,1, 7,3 mg. Matote, kad vaisto vartojimo nutraukiamas labai mažų procentų ir tai gali užtrukti labai ilgai. Nes jeigu mažinsime didesniais kiekiais, didesnių procentų, biologinis efektas bus labai stiprus. Kartais toks nutraukimas užima mėnesius, o kartais net keletą metų. Ir jie yra pacientų, kurie to tiesiog netoleruoja ir vėl pradeda normaliai vartoti antidepresantą. Šitą grafiką jau rodžiau. Čia matote, kas atsitinka, kai bandome labai lėtai, labai mažų procentų mažinti antidepresanto, nes norime, kad ta skalė kristų ne taip staigiai. Šitaip nuosekliai mažų kiekių mažinant, tai sumažiname ir abstinencijos lygį. Tiek toleruoja žmogus, ar 20-25% kas 2-3 savaitės. Čia toks pavyzdys, o čia pavyzdys žmogaus, kuris netoleruoja stipresnio mažinimo, didesnio mažinimo. Čia būtų 10% mažinimas kas 2-3 savaitės. Atrodytų taip kaip apatinis grafikas. Žinoma, pradedam nuo didesnio procento mažinimo, jeigu pacientas toleruoja gerai. Bet jeigu pacientas negali toleruoti tų abstinencijos simptomų, tai reiškia, kad buvo mažinama per didelių procentų, tarkim 20%, tada reikia sumažinti, tarkim pabandyti mažinti 15%. Jeigu nesiseka, tai galbūt tik tai 10% mažinti vaisto vartojimą. Taigi, tiek norėjau pasakyti, man reikia pailsinti balsą. Tikriausiai ir klausytis manęs netaip jau labai malonu, bet dėkoju už dėmesį ir tikiuosi, kad informacija bus naudinga. Dėkui. Tiesa, gal kas nors turi klausimų. Ačiū, Maiklai. Jeigu uždarysite skaidres, tai tada mes vienas kitą galėsime matyti. Be galo dėkojame už įdomų pranešimą. Kai mes svarstėme apie konferencijos programą šiais metais, viena iš temų tai buvo antidepresantų naudojimas savižudybių prevencijos srityje yra labai svarbi priemonė suicido prevencijos srityje ir dirbant su žmonėmis, kurie kovoja su depresija. Ir mes galvojame, kaip užtikrinti prevenciją ir kaip padėti žmogui tinkamai baigti naudoti depresantus. Mes manome, kad Lietuvoje labai svarbu kalbėti apie abstinencijos ir nutraukimo sindromus. Dalyviai iškėlė klausimų ir galbūt jūs galėtumėte išsakyti, ką galvojate, kiek yra tai aktualu savižudybių intervencijos ir prevencijos srityje. Geras klausimas. Iš kelių tyrimų dabar žinome, kad
Tiek dozės didelis padidinimas, tiek sumažinimas gali sukelti suicidinių simptomų arba susijaudinimo simptomų. Ir būtent todėl kai kurie žmonės iš tiesų turi suicidinių minčių dėl abstinencijos. Ir yra labai aišku, kad labai svarbu pamatyti, kad žmogus tikrai patiria abstinenciją ir tada reikia grįžti prie tos dozės, kurią turėjo pacientas ir po trupučiuką iš lėto ją mažinti. Tačiau esminis dalykas, na gerai, 2 savaitės naudoji minimalią dozę ir paskui gali tada nebenaudoti. Kai kuriems galbūt tai veikia, bet daugumai tai yra tikrai per greitai. Todėl reikia tai daryti labai lėtai ir visada klausti paciento, kaip jam sekasi, kaip jie jaučiasi, ar patiria simptomų. Ačiū. Suprantu, kad balsas jau pasiekė savo ribas. Tačiau labai ačiū, kad vis dar pavyksta atsakyti net į klausimus, mums tikrai tai labai svarbu. Yra dar vienas klausimas. Lietuvoje nėra pripažintas abstinencijos sindromas, ar nėra jokių gailių dėl hiperbolinio mažinimo ir jeigu žmogus jau patiria tuos abstinencijos sprendimus, ar su laiku jie sumažės. Ne, gaila, bet yra tiek daug klausimų, kuriuos mes negalime atsakyti, nes mes nežinome, kol kas dar nežinome. Ir norėdami įspręsti šitą klausimą, atsakyti šitą klausimą, tai mums reikia mokslinių tyrimų, kurių dar nėra. Todėl yra tiek daug spėlionių, nuomonių. Tačiau faktiškai nėra duomenų į tą klausimą atsakyti, tad labai gaila, bet negaliu atsakyti šitą klausimą, mes tiesiog nežinome. Svarbi mintis yra tokia, kad mums iš tiesų reikia atlikti mokslinius tyrimus, kad galėtume atsakyti šitos svarbius klausimus, tačiau dar taip toli nuo to esame. Ir reikia daugiau pastangų įdėti, siekiant ištirti neurobiologiją ir abstinencijos sindromus ir prevencinės metodikas, ar yra farmakologinių ar nefarmakologinių gydymų, jeigu yra pasikartojantis abstinencijos sindromas, nes niekada nebuvo jokių bandymų pamėginti atsakyti iš tą klausimą, kaip mes sprendžiame abstinencijos sindromo problemą, kaip gydome. Dar vienas klausimas užduotas. Vienas žmogus klausia, aš skaičiau, kad SSR vaistai gali reikšti pašalinį poveikį suaugusiems. Paaugliams gali sukelti tokį elgesį, kaip suaugusiai patiria. Taigi, na, iš tikrųjų, tai yra tam tikras tai yra pilka zona. Vaistų reguliavimo agentūra reikalauja, kad antidepresantų gamintojas įrašytų į šalutinį poveikį suicidinį mąstymą, suicidinės mintis. Ir tai ypač aktualu jauniems suaugusiems ir jaunuoliams, kad jie žinotų, jog suicidinių incidentų rizika yra daug didesnė naudojant aktyvų vaistą. Tad tai turi būti farmakologinis reiškinys. Dažnai gydytojai galvoja, na, pacientas turi suicidinių minčių, tai turime padidinti vaisto dozę. Tačiau kaip tik suicidiškumas gali būti šalutinis poveikis, tad jeigu padidins dozę, bus dar blogiau. Tad labai svarbu labai gerai įvertinti kiekvieną konkretų atvejį, su kuo tai gali būti susiję, gal su vaistu. Tad užuot didinant dozę gali tekti mažinti ir pasižiūrėti, ar nebėra suicidinių impulsų, ar jie mažėja.
Taip, tai labai svarbu. Ačiū. Džiugu, kad yra strategijų, kuriomis galima suprasti, kas vyksta su konkrečiu pacientu. Yra bendro pobūdžio klausimas užduotas, kodėl psichiatrijos sistema nepereina prie metodo, kai naudojama mažiau antidepresantų, kas sulaiko juos nuo to. Ir man įdomu. Sunkus klausimas, nežinau, ar lengva į tai atsakyti. Pasaulio sveikatos organizacija ką tik paskelbė peržiūrėtas gydymo gaires, psichinės sveikatos spragos veiksmų planas ir tai yra gydymo gairės Pasaulio sveikatos organizacijai ir aš tikrai buvau toje grupėje, didžiuojuosi tuo. Tose gairėse yra labai aiškios rekomendacijos nenaudoti antidepresantų kaip pirminį mokymą. Pirmiausia, turi būti psichologinės terapijos ir vaistus reikia svarstyti tik tais kombinacijoje su psichologinė terapija. Ar tai turės kokį poveikį, nežinau. Tai nemanau, kad, bet kokiu atveju manau, kad tai šiek tiek pristabdys vis daug didėjantį išrašomų antidepresantų kiekį. Taip, svarbus atsakymas. Yra daug teigiamų komentarų, kuriais dėkojama jums už pranešimą, kad tai buvo svarbu išgirsti, kad buvo aišku ir naudinga ir daugelis žmonių tai vertina. Tad labai turbūt svarbu jums tai išgirsti. Yra dar keli klausimai apie konkrečiai antidepresantus. Koks galėtų būti santykis tarp antidepresanto ir savižudybės? Koks būtų to santykio mechanizmas? Ar yra mokslinių tyrimų? Šiek tiek. Iš principo yra dvi konkuruojančios teorijos. Viena yra tokia, kad kadangi yra žinoma, jog antidepresantų, pavyzdžiui, SSRI ar SNRI naudojimas sukelia susijaudinimą ir žmonės pradeda jausti didžiulį vidinį nerimą, netgi tiek, kad tai gali labai paaštrėti. Ir dėl to pasiekmė gali būti toks suicidinio elgesio impulsas. Tačiau tai tik teorija. Teorija yra tokia, kad tai susiję su vienu iš pagrindinio antidepresanto poveikio, o tai yra emocinis užslopinimas. Tai reiškia, kad žmogaus emocijos yra nutildomos ir žmonės tada patiria mažiau neigiamų jausmų. Tai yra emocinė distancija. Tačiau šitas užslopinimas gali reikšti, kad žmogus tampa labai nuslopintas, per daug, jam daugiau niekas nerūpi. Tačiau tai tik teorija. Labai sunku nustatyti, kas gali, kokia chemija gali įvykti tam, kad pasireikštų suicidiškumas. Tai yra šalutinis poveikis, tačiau mechanizmas nėra iki galo aiškus. Tačiau pati populiariausia teorija yra tai, kad yra sukeliama akatezija, vidinis nerimas. O ar žinote apie kokias nors strategijas, kaip galima būtų su tuo tvarkytis, įsikišti, užkirsti tam kelią? Kaip jau sakiau, reikėtų mažinti dozę, turbūt toks dažniausias būtų daroma. Taip pat galima tam panaudoti raminantį vaistą. Yra ir tam tikrų
mokslinių tyrimų, kurie yra naudojami, kurie buvo naudojami, kai buvo tvirtinamas SSRI, kad beveik visada kartu naudojamas ir benzodiazepinas, nes yra įrodyta, kad žmonėse tai sukelia vidinį nerimą, susijaudinimą ir kad tam būtų užkirstas kelias, kad dažnai yra kartu su SSRI išrašomas ir benzodiazepinas. Ir be abejo, tai yra bendra praktika, kad kai yra labai susijaudinę suicidiniai pacientai, tai dažnai naudojamas raminamasis vaistas. Na ir kai žinome, kad benzodiazepinas turi raminantį poveikį. Na, aš nesu farmakologas ir tai nėra klinikinis patarimas. Čia tiesiog aš tai žinau iš mokslinių tyrimų. Bet aš nesu medicinos gydytojas. Tad negaliu duoti medicininio patarimo. Čia tiesiog iš mokslinių tyrimų pusės išsakiau. Čia nėra mano asmeninė nuomonė, tik patikslinu. Kitas klausimas yra galimas poveikis, kai asmuo geria antidepresantus, taip kaip jie nori, ir patys reguliuojasi, kada ką gerti, pavyzdžiui, blogai pasijaučia ir pradeda vartoti antidepresantą, arba gerai pradeda jaustis, nutraukia, tada vėl pradeda. Ir tai daro pertraukiamai. Kokį poveikį tai gali turėti? Taip, žinome, tai yra labai blogai. Nes tada, aišku, vaisto lygmuo tai auga, tai krenta, mes nenorime to, turi būti stabilus vaisto lygmuo. Yra, pavyzdžiui, vaistų atostogos, taip sakant, nes tai šiek tiek slopina lytinę funkciją. Na ir žmonės nori mėgautis seksu. Ir todėl daro pertrauką vaisto vartojime, tačiau taip pat tai gali sukelti problemų. Mes tai žinome, daugelis pacientų jau sako, kad jeigu pamiršta tą dozę arba važiuoja, tarkime, atostogauti ir pamiršta savo vaistus, tai jie pradeda jausti abstinencijos sindromus. Kitiems žmonėms visai nieko nebūna, čia kitas keistas dalykas. Kitiems žmonėms nieko nebūna, visai. O kitiems jie tokie stiprus, net neįmanoma, jie apskritai neįsivaizduoja, kodėl jie taip, ir mes nežinome, kodėl taip viskas skiriasi. Gali būti žmonių, kurie gali, pavyzdžiui, daryti pertraukas tarp dozių, tačiau kliniškai tai nėra rekomenduojama. Tačiau jie nepatiria jokios abstinencijos, o kitoms tai yra labai didelės bangos. Kai tik tais nukrenta vaisto lygis, tai jie iš karto patiria abstinenciją. Tad geriausiai tai turi būti stabilus naudojimas. Aišku, ir dėl antidepresanto efekto, jeigu žmogaus simptomai depresijos dar yra labai ūmus, tai tikrai jie patirs abstinenciją. Na, dar vieną keblų klausimą turime jums. Kodėl žmonės padarė taip, kad DSM-3 būtų tokia paini psichikos sutrikimų kvalifikacijos trečias leidimas? Na, aš jau sakiau skaidrėse. Aš iš tiesų manau, ketinimas buvo geras, nes komitetas manė, kad žodis psichologinė priklausomybė yra stigmatizuojantis, menkinantis. Tad fizinė priklausomybė, dependence, sukelia mažiau stigmos. Bet aš net ir pats negaliu paaiškinti. Šitie žmonės juk turėjo žinoti, arba bent jau galėjo pasikonsultuoti su psichologinės priklausomybės ar farmakologijos ekspertais, kad negali kažko
pervadinti. Buvo labai aiški koncepcija, savoka vienam reiškiniui apibūdinti, o dabar imi ir peršoki ir pervadini. Nes jeigu žodis addiction, psichologinė priklausomybė, atrodo menkinanti, tai sukurkit kažką kitą, bet nepavadinkit jo tuo pačiu žodžiu dependence, nes tai yra psichologinė priklausomybė reiškianti visai kas kita. Aš manau, kad ketinama buvo destigmatizuoti žmonės vartojančius narkotikus, kurie labiausiai stigmatizuojami, kvaišalus. Turiu pripažinti, kad buvo vienas komentaras dėl abstinencijos sindromo ir sakoma, kad jį reikėtų geriau naudoti nutraukimo sindromu. Mes turime pasakyti, kad taip, Lietuvoje tai yra įprastas etapas ir kai jūs kalbėjote apie tai, kad labai svarbu išlaikyti šitą atskirimą Lietuvoje ir abstinenciją vadinti abstinencija. Galbūt dar vienas paskutinis komentaras apie tai. Terminas discontinuation, nutraukimo sindromas, tai yra klaidinantis, nes žmonės tą patiria tada, kai jie per greitai sumažina šią vaisto dozę. Tai nereiškia, kad jie jo nebenaudoja, jie tiesiog arba netyčia praleido, arba labai smarkiai ją sumažino, nors tikslas nebuvo nutraukti iš karto, jie tiesiog norėjo dėl šalutinio poveikio ją dozę sumažinti ir panašiai. Todėl nutraukimas, discontinuation, nėra tikslu, ypač šiuose scenarijuose, tai nėra nutraukimas, tai yra tiesiog dozės sumažinimas. O kas visada yra tikslu, tai yra abstinencija. Pagal tą mano paaiškintą prasme, tai asmuo yra fizinės priklausomybės būsenoje ir tai sukelia abstinencijos sindromą. Labai ačiū. Be galo dėkoju, Michael, už tavo pranešimą. Daugelis dalyvių nori palinkėti tau visokiojopos sėkmės, pasveik. Tikimės, kad šitas sunkus virusas per ilgai neužsiburs. Labai ačiū ir dėkojame už tai, kad buvote čia ir kalbėjote. Tikiuosi, kad dabar mes galime jūs paleisti, kad užtarnautai pailsėtumėt. Labai ačiū. Ačiū už kvietimą. Nors taip, tema kontroversiška, bet apie ją kalbėti reikia. Negalima jos ignoruoti, nes ji neįsispręs pati savo. Reikia kalbėti ir atlikti reikiamus tyrimus. Nors galbūt daugybė dalykų, kuriuos aš pasakiau, galbūt ateityje nepasiteisins. Nes galbūt bus labai stiprių duomenų, kuriais tai bus paneigta, tačiau duomenų reikia. Todėl labai svarbu atlikti tyrimus. Ačiū.